6 Lietuvos miestuose Teobusas organizuoja Tausok ir keiskis turą, kurio metu daugiau kaip 600 Lietuvos moksleivių išsamiai susipažins su ekologiškumo ir atsakingo vartojimo galimybėmis. Šį penktadienį turas atkeliavo ir į Druskininkus. Įsikūręs pramogų aikštėje autobusiukas virto mokyklos klase. Mokiniams buvo skaitomos paskaitos apie atsakingą gamtos išteklių naudojimą, atliekų rūšiavimą ir perdirbimą. Šitas socialinis projektas organizuojamas TEO kartu su partneriais Aplinkos ministerija, Energetikos ministerija ir Švietimo mokslo ministerija. Iš esmės mes norim pasikalbėti su jaunais žmonėmis apie ekologišką gyvenseną ir atsakingą vartojimą. Nes pats projektas gimęs prieš 3 metus TEO viduje kaip vidinis projektas, dabar išaugo to vidinio projekto ėmus ir mes jau einam į išorę ir dalinamės savo gerąją patirtim su kitais žmonėmis. Paskaitose mes kalbam pirmiausia apie atsakingą vartojimą, tai yra apie atliekų tvarkymo hierarchiją. Pirmiausia, reikėtų stengtis, kad nesusidarytų šiukšlės, tada reikėtų galvoti, kaip tas šiukšlės panaudoti dar kartą, ne šiukšlės, o tiesą sakant, šiukšlės reikėtų vertinti kaip žaliavas. Kaip tas žaliavas panaudoti antrą kartą, galiausiai jas perdirbti ir panašiai. Labai svarbi to dalis taip pat yra atliekų rūšiavimas. Ir mes taip pat kalbam apie tokius mitus, kai žmonės nerūšiuoja dėl to, kad jiems yra sunku, nepatogu ar panašiai, arba jie netiki rūšiavimo prasme, sakydami, kad visos atliekos yra suverčiamos į vieną krūvą ir niekas jų nerūšiuoja. Su visais šitais mitais mes kovojam ir skatinam jaunus žmonės, kurie gali įtakoti pokyčius, elgtis atsakingai. Aš labai džiaugiuosi būtent šiuo projektu, kuris vyksta Lietuvoje ir vienas dar džiaugsmas, kad būtent šis projektas atkeliavo į Druskininkus, nes aš kiek girdėjau, kad tik 6 miestus aplankys ir būtent šis Teobusas atvažiavo pas mus pirmuosius. Ir labai džiaugiuosi, kad man teko su vaikais atkeliauti ir tikrai labai, man atrodo, gera paskaita ne tik vaikams, bet ir man. Išklausę paskaitas, moksleiviai gavo specialius Tausok ir keiskis diplomus, o aktyviausiai ir įvairių prizų. Žinoma, be diplomo moksleiviai išklausė ir įvairių patarimų, kaip galima tausoti bei saugoti juos supančią aplinką. Patiko pamoka, sužinojau daug dalykų, kaip saugoti gamtą ir kaip labiau jai padėti, kad jinai būtų kuo mažiau užteršta. Žinau, kad negalima šiukšlinti gamtos, kad reikia rūšiuoti šiukšlės. Kiek metų, labai daug metų prabūna tos šiukšlės ir kiek yra daug jau neveikiančių pas mus sąvartynų, kurie yra užkastami arba šiaip paliekami. Anot turo organizatorių, šviesti jaunimą apie ekologišką gyvenimo būdą bei skatinti juos vartoti atsakingai yra labai svarbu, nes tai turėtų būti karta, kurianti geresnę ir švaresnę Lietuvos ateitį.